Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Teatralų tralai traukia. Pokalbė apie teatro meną ir ne tik. Sveiki, malonūs klausytojai. Eteryje teatro metams skirta laida. Šiandien mūsų studijos svečias žmogus teatras, taip pasakyčiau. Teatrologas, ir aktorius, ir režisierius, ir pedagogas, ir Lietuvos klojimo teatro draugijos pirmininkas, humanitarinių mokslų daktaras, profesorius Petras Bielskis. Labą dieną. Malonu, kad sutikote pasišnekučiuoti apie teatrą, kuris jūsų gyvenime, jums jau stovinčiam ant 80-mečio slenksčio, užima didžiąją dalį. Jūs jam pašventėt savo gyvenimą, teatrui. Ir ypatingai šiandien noriu jūsų klausti apie tą teatrą, kuris nevadinamas profesiniu teatru, apie tą mėgėjų teatrą, apie klojimų teatrus, apie klojimą kaip vietą šventą, kur gimė lietuviškas teatras. Ar aš klystu, gerbiamasis? Taip, galėjai nesakyti 80, galėjai sakyti kokių 50 būtų maloniau buvo, bet tiek to. Kaip jau Dievas davė, tai bus. Taip, kiek aš save atsimenu, visą laiką kažkaip susietas su ta daržinės arba tos, neįprastos teatrinės vietos, dabar taip pat kartais kalba environmentalinis teatras, tokį žodį naudoja teatrologai, suradom užsienį, o žiūrėkti jie atrado. Sakau, Dieve, mano, mes kitokį ir neturėjom teatrą, tik environmentalinį. Reiškia, visą laiką mes itališkos scenos neturėjom. Suprantat, visas mūsų sąmoningas gyvenimas praėjo, gamtoje, buityje, daržinėje, klojime, talkų metu, kūliai, myniai, o ten praeidavo, o kai susirenka tie žmonės, tai ką, tai žaidimai, o žaidimai tai teatras. Ir viskas. Antras dalykas, pavyzdžiui, taigi mes neturėjom nei radiją, nei laikraščių, o ką turėjom? Teatrą turėjom. Ir kaip Sruoga gražiai sako, tai buvo teatras. Buvo savo visuomenė, buvo savo publika, buvo savas teatras. Koks buvo, toks jis buvo geras. Tokių kitos šalis gal ir neturi, kaip jie turi. Tai vadinasi, tada aš galvoju, tai yra vertas dėmesio dalykas, arba, kaip sakyti, galima pridėti rankas ir šildytis tenais. Tai tokia paskata būtų to, įvairiai ten sako, maža, čia saviveiklai, saviveiklai yra tarybinis žodis išgalvotas toks, menkinantis, toks, tu čia man saviveiklos nedaryk. Maždaug kažką to. O čia yra mėgėjiškas, sueina žmonių grupė ir pradeda. Žiūrėk, kiek mes turim ir Buručo aprašymų, turim ir Sodžiaus vaidinimai. Sueina visas kaimas, vakaroja, o kai vakaroja, tai kas ten darosi? Turi specialius siužetus, savus tekstus, savo kalbą. Kalba turi savo, stilius turi savo. Ir, pavyzdžiui, toksai Sutkus Vilkolakį darydamas, tai mano supratimu, tai jisai ir ateina iš Sodžiaus vaidinimo. Tai viskas ten nieko natūralaus. Ten negalima taip kaip gyvenime. Jeigu barzda skuta, tai ne su britva skuta, o su pliauska skuta. Jeigu ten laksto kažkokie tai barzdos ar plaukų, tai pakalos laksto. Jeigu suka sviestą, tai nesviesto smėlį malą. Ir taip toliau. Jeigu miltai, tai pelenai. Žodžiu, tokia viskas pasukta. Su tam tikru tokiu požiūriu. Su tam tikru tokiu humoru. Tai man, pavyzdžiui, tie gražų dalykai yra. Daug dalykų yra, arba, pavyzdžiui, šiaip teatras, pasaulinis, europinis teatras ypatingai. Tai jis turi, pavyzdžiui, misteriją. Misterija tai yra, kada tikras gyvenimas su išmonė. Žaidžia ir ima ir nužudo tikrai žmogų. Tikrai turi nužudyti, įvykdo bausmę ir visi. Tai dabar visi sakydavo, o lietuviai neturi tokio. Neturi tokio. Vadinasi, jie turi tarpą raidoje.
Tai aš sakau, palauk, kaip tai, jokio tarpo nėra. Tas žudikas pas kiekvieną mūsų yra gyvas, iš kur? Pasiskaitykit vyskupą Karpį, pasiskaitykit vyskupą Valančių, pasiskaitykit raganų teismų protokolus. Vyskupas Valančius Girš sako, kad žmonės minia apstodavo deginamą moterį ir ne tik, kad nesigailėjo, bet prašė, kad ją klamūčytų labiau. Matot, koks dalykas yra. Arba protokolas paskaitai, tai metafiziniai tekstai, viešpatie, ko jie ten prišneka iš baimės žmonės tie. Tai čia yra tas žavumas nesvietiškas. Mes tik taip, čia jūs savi. Arba dabar, pažiūrėk, dabartiniu metu. Kaimas Bilionis, pavyzdžiui, toks yra. Kaimelis viešpatie išsiblaškė, susirenka vakarais ir vaidina. Turi savo autorių, Untulis, jiems rašo specialiai piesės. Jie vaidina, su vaikais sueina seneliai, visi jie šeimomis. Reiškia, kur jūs rasite tokį profesiniam teatre? Irgi yra, bet ten yra kita šeima. Netrukus pratęsime. Padarykim mažytę pertraukėlę. Čia buvo profesorius Petras Bielskis ir mes kalbėsim toliau apie mėgėjų teatrą. Laisvosios bangos eteryje laida Teatralų tralai traukia. Likime drauge. Laisvosios bangos eteryje laida Teatralų tralai traukia. Projektas skiriamas teatro metams. Grįžtame po pertraukėlės į studiją ir su mumis šiandien drauge teatrologas ir aktorius, ir režisierius, suprantama, ir pedagogas, daktaras profesorius Petras Bielskis. Labai gražiai jau užsiminėte apie mėgėjų teatrą kaip vietą bendruomeniai susirinkti. Jūs labai gražiai viename interviu sakėte, kad kiekvienas miestelis, kiekvienas kaimelis turi turėti savo teatrą. Kodėl? Kodėl jis būtinas teatras? Laikai juk kiti. Dabar yra ir radijas, ir laikraščiai, ir internetas, ir žmonės labiau susvetimėja, nutolia. Ar jie dar rinksis? Ar jie renkasi? Kad renkasi. Žiūrėk, mūsų Klojimų teatro Krivūlis arba tie suvažiavimai jau 26 metai iš metų į metus vyksta. Ir nesutalpinam visų. O kokius žmonių susirenkam, pulkai, sueina, suveža senkus, vaikus, viską. Įsėdė jie patenkinti, džiaugiasi. Suprantate, kas yra? Radijas, televizija atskiria žmonės. Kiekvienas į savo kampą įsilenda ir pareina iš darbo, tūno tenais tam. O čia nėra kada tūnoti, čia jie klauso kaip močiutė. Močiutė irgi nesugaudo tų vaikų po kiemus, po visos diskotekas, o ten jie visi susirenka. O ten reikia klausyti vyresniojo, jie išmoksta klausyti, išmoksta pagarbiai klausyti, išmoksta bendrauti. Ir tas ryšys yra, čia nieko neišgalvos. Ir kaip vaikai gimdavo iki mūsų, gims ir po mūsų. Taip pat, vadinasi, šitą ir teatras buvo, ir yra, ir jeigu teatro nebus, o taip kaip kažkas, aš kažkur perskaičiau, sako, kada išnyks žmonija. Du variantai, pirmas dalykas, kada išnyks bitės, antras dalykas, kada išnyks teatras. Labai įdomu, bitės tai ir biologinis dalykas, jos ten turi didžiulis įtakas per visus, ten per žydėjimus, per medų, per bitė, bet bitės, kas tai vėl yra, tai ir šeima. Kas yra? O teatras vėl tas yra, bendravimas. O suseina, žiūrėk, visais laikais, būdavo mums, uždraudė spaudą. Tai žmonės pėsčiom važiuoti eina 100 kilometrų. Ir afišą arba skelbimą to teatro susipakuoja kaip abrozdą šventą, įsideda į kišenį, parsiveža ir parodyti save. Žinot, kas yra? Arba ten sėdi ir visi kartu verkia, kartu šaukia, kartu reikia, kartu tyli, kartu išsigąsta. O šitie dalykai, kur jūs su kuo jūs pakeisit? Televizorius, aš nežinau. Suprantate, yra šventi dalykai, arba yra žmogus ir yra kosmosas. Tokiai gausybei, galybei žmogui reikia kažkaip prisiglausti.
Tai vat teatre tik tai. Tai aš ir galvoju, kad tai ir aš visiškai tikiu tuo. Ar sakykit, būtent mėgėjų, kaip jūs vadinate, teatras, jisai toks ir yra skiriamasis bruožas, kaip bendrystės jausmas, jie ten visi iš tikrųjų kaip šeima. Juk profesiniam teatre tai yra visai skirtingi žmonės, dirbantis etate, dar vis etate savo darbą, nors tai aišku irgi yra. Irgi bendruomenė, teatro bendruomenė, ypač tų trupių, kolektyvų, kurie daugiau dirba metų. Bet koks skiriamasis bruožas yra būtent mėgėjų teatro? Man rods, kad skirtumų beveik nėra. Aš taip galvoju, kad beveik nėra. Vat žiūrėk, vat Klaipėdos teatrą išgriovė ir kokie visi nelaimingi. O jį vaidinti jie gali, bet jie neturi namų. O duris atidarė, ačiū Dievui, parėjau namo. Ir viskas, pasibaigė spektaklis ir šitais jis dar sėdi. Jis sėdi namuose, jis sėdi tuščia salė. Vis tiek, o tai yra, žmogui tu reikia, bažnyčia, irgi tas pats. Vėl, kodėl sueina ir visi vienu metu sako, Tėva mūsų, katras esi dangų, visi vienu metu, visi vieno kvėpimų šneka. Teatras irgi tas pats yra. O skiriasi jie meninė kalba. Skiriasi. O šito taip, visi kita ir tas pats, juk meninė kalba. Ir negalima reikalauti, kad Veronika dainuotų kaip, reiškia, Urmana. Nors Veronikos dainavimas ir Urmanos dainavimas yra vertės prasme vienodi pasauliniam lygmenyje. Ir reikšmė savo ir vienodi, bet Veronikos balso pastatymas yra kitas. Jinai rėkia, jinai laukų dainavimas yra, o ta turi techniką, turi, reiškia, rezonatorių, suprantat, ir čia tas pats. Padarykim dar vieną pertraukėlę ir pratęsime pokalbį su gerbiamu Petru Bielskiu. Ir tada aš jūsų klausiu, kaip Klaipėdos kultūros magistro, pažiūrėti į Klaipėdos teatrinę panoramą. Laisvosios bangos eteryje laida Teatralų tralai traukia. Likime drauge. Laisvosios bangos eteryje laida Teatralų tralai traukia. Projektas skiriamas teatro metams. Toliau rieda Teatralų tralai, tai pirma eilutė iš Algimanto Mikutos eilėraščio. Nedaug Lietuvoje poetų, kurie teatrui yra paskyrę po eilėraštį. Algimantas Mikuta yra parašęs Teatralų tralai traukia. Tai mes ir traukėme šiandien draugė su gerbiamu Petru Bielskiu, teatrologu, pedagogu, Klaipėdos kultūros magistru. Gerbiamas Petrai, pažiūrėkite į Klaipėdos teatrinę situaciją. Jau jūs paminėjote, laukia teatras, kol atsidarys teatras. Bet teatrų Klaipėdoje yra daugiau, ne tik valstybinių. Kuo jie gyvena? Kaip jūs stebite jų paieškas, santykius su žiūrovu? Ko pasigendate? Šiaip aš labai patenkintas Klaipėdos teatriniu gyvenimu. Tiesiog jau mano amžius, aš nebeapžioju, nebesuspėju viską. Bet man rodos, kad yra labai įdomus reiškinys, tai kad jaunėja Klaipėdos teatras. Atvažiavo Masalskis, sukėlė čia skersvėjus tokius, reiškia, tokius gerus skersvėjus, viešpatėjus į vasarą, nuvažiavo į Vilnių, reiškia, ir tokį nedaina, reiškia, trūba užtrūbijo, viso Vilnių sujudino, ar kažkaip ten, reiškia, va tokį yra. Donelaitį pakelti tiek jaunimo, jauni atėjai visi, su kokio azarto jie tą daro. Vis tiek tai ir stebuklas. Vis tiek atvažiavo žinomas, gabus, perspektyvus žmogus ir vis tiek jam irgi reikia, reikia to, susirenka tokį šaiką. Ir iš to šaikos dar maža to jis per visą Lietuvą praėjo. Kur ir stebuklas. Tai yra, ir jūs sakot, niekaip, numarink tu Masalskį, nenumarink, niekaip, užmušti jo negali. Suprantat? Vienas dalykas. Antras dalykas, mokiniai jų. Pabyra tie mokiniai. Aš suprantu, kad jie nei valstybinių, niekada teatras nebuvo pajamų ir pelnų šaltinis. Visada jis buvo histrionai, visada gaudavo į kailį vienoje vietoje, kitoje vietoje pietus gaudavo. Ir viskas.
Ir nieko tokie prigimtis yra. Taip, kad ir šičia, jauni tie, tiesiog man protas nebeapneša, aš jau nebeatpažįstu jų, suprantat, bet aš juntu, kad jie visi gyvi, tai čia suvaidino, tai ten suvaidino, tai ten trupelė, tai yra gyvenimas, tai yra teatras. Tai yra labai, labai gražu. O šitie profesiniai teatrai, aš labai, pavyzdžiui, skaudžiai taip išgyvenau šitą, kad mūsų ir valstybės žmonės, reiškia, taip šneka apie teatro reformą tą, kuri mano supratimu yra, aš bijau negražų žodį kokį nors pasakyti, bet paprasčiausiai yra teatro arba nesupratimas, arba sąmoningas žudimas organizmo. Teatras yra toks ir jo negalime kaitalioti. Įsivaizduok dabar, aš atvažiuoju iš Šiaulius, Sakalauskas vaidina. Atvažiuoju į Kauną, Sakalauskas vaidina. Atvažiuoju į Klaipėdą, vėl Sakalauskas vaidina. Reiškia, visi jį nusisamdo. O kur liko Šiaulių teatras? Suprantat, teatras turi augti iš savęs, kaip negali, sakykime, būti vienas tėvas, o 10 šeimų. Taip ir čia tas pats. Reiškia, kiekvienoje šeimoje turi būti savi senukai, savi neįgalus, savi vaikai, kiekvienas toks, savo mama turi būti, savo tėvas, ir teatras ir toks. Kada šitą panaikins, tai jau tada beliks tik bitėm išnykti. Teatras iš čia išnyks, čia nebebus teatras. Čia bus komercija, čia bus, aš nežinau, kažkokie tokie negali meniniam kolektyvui vadovauti administratorius. Negali. Turi menininkas, jis turi turėti idėją meninę idėją visam gyvenimui ir ją per 10 metų, per 5 metus išsidėsto. Tai nieko neatrasi čia naujo. Dėkuoju, padarykime dar vieną pertraukėlę ir tada jau norėčiau pakalbėti apie mokyklinį teatrą. Jūsų studentai, kaip skinasi kelius į mokyklas? Jeigu kalbant apie tai, kad reikia ugdyti teatro lankytojus. Čia Laisvoji banga, teatralų tralai traukia ir su mumis gerbiamas Petras Bielskis. Laisvosios bangos eteryje laida Teatralų tralai traukia. Likime drauge. Laisvosios bangos eteryje laida Teatralų tralai traukia. Projektas skiriamas teatro metams. Dar kartelį po pertraukėlį sugrįžtame į studiją. Su mumis šiandien teatrologas, daktaras, profesorius, kultūros magistras Petras Bielskis. Ir pakalbėkim dabar apie mokyklinį teatrą. Skaičiau ne viename interviu jūsų, kad jūsų studentai baigė mokslus, sunkiai skinasi kelius į mokyklas. Ar direktoriai nesupranta būtinybės mėginti auklėti jaunąją kartą ir teatro kalbą? Juk tai labai paveiki priemonė būtų. Viską supranta, man rodos, viską supranta, bet nėra valstybinių požiūrių. O kai nėra valstybinių požiūrių, tai pavieniai direktoriai noriu darau, noriu ne. Aš kai augau, tai mūsų kiekviena klasė turėjo teatrą. O kažkokie buvo mokytojai, nebuvo, kaip dabar kartais direktorius sako, o mes neturim mokytojų, kurie būtų baigę tą teatrinėje. Tada irgi nebuvo baigę, reiškia. Bet, pažiūrėjau, aš jūs atsimenu, kaip Stanislavskis Kiuchas, reiškia. Kaip jie tą darė, man netaip svarbu, reiškia, bet jie mus pažadino, pakėlė, vadino, šitą. Ir dabar tų mokytojų ir galybės, dabar ypatingai, pavyzdžiui, Klaipėdos universitetas, profesoriui Jakilaičiui, dėka jam Dievo malonė būna visą gyvenimą, reiškia, jis įsteigė ir įkūrė dvigubą specializaciją, lituanistas su režisieriaus paruošimu. Taigi čia yra stebuklas. Lituanistas dėsto ir jis kartu integruoja teatrą, gali integruoti. Vaikai paskui jie eina šniūrais, bet teatras jam ir kaip gyra prie kojos, jam niekas netačių nepasako, dažniausiai. Koks dalykas yra? Visi teatro priklausantis vaikai, kaip taisyklė, yra sunkiai auklėjami. Jie ir nesvietiškai impulsyvūs, fantazieriai, energingi, randat? Ir tada jie nori ar nenori vis tiek kam nors užmina ant kojus.
Ir tada, už šitie bėsiukai, už šitie, tai tada jų gal visi tada jau daryti. Atiduoda valytojams, valytojus jos tvarko, reiškia, su šluota ten vaiko. Nu, o vadovų Lietuvoje šitiek ir gabių, aš tiesiog, ir nereikia toliai eiti, pažiūrėjau, čia Tauragiai, Jolanta Kazlauskienė, Sigutis Kancevičius. Kai jūs matytumėt, ką jie ten išdarinėja. Kokius... Aš tiesiog, aš sakau, kai aš būsiu ministras, aš jums pridėsiu prie pensijos, bet jie taip skeptiškai žiūri, kad aš turbūt nelabai būsiu ministras. Ja. Bet suprantat, tai ir nesvietiškas dalykas. Ir mokyklos klimatas užsikeičiasi. Visiškai kitas, reiškia, visiškai vaikai iš karto jie tokie ateina arogantiški, tokie nori ką, o paskui, kad jie pajunta tą peties jausmą, Dieve, aš jums pasakysiu, aš praktiškai pats esu išbandęs tos dalykus, aš nieko gražesnio savo, aš esu dirbęs ir profesiniam teatre, aš gerbiu profesinį artistą, bet profesinis artistas yra darbininkas, jis žino, ką dirbti, tu man nemaišyk. Ir viskas. Ir man atėjo laikas, jam tas darbas gana, viskas. O čia yra tokie, visi ateina, visi išsigandė, visi plačiom akim, visi nepataiko, pralėki, nedalėki, bet tai ir yra gražumas visas. Man rodos, mokyklinis teatras irgi, jau žiūrėk, kas yra. Reikia visada žiūrėti į gamtą, žiūrėti į savo praeitį, žiūrėti į savo istoriją, žiūrėti. Visada mokykla mūsų prasidėdavo ne nuo raidžių mokymo, o nuo žaidimo. Surenka vaikus, daraktorius jo ir pradeda juos žaidinti. Be žaisdami išmoksta viską. Tiksliau pasakys, pradeda vaidinti. Mokyklinis teatras ir čia ir geniušas, ir daug rašęs, čia ilga kalba, reiškia. Bet tai ir visiškai įrodytas dalykas yra. Bet švietimo ministerijai, kokybė būtų gera, nėra ne vieno žmogaus, kuris to rūpintųsi, atsakytų už tą. Kažkada tokia buvo šaunė, Šiaulytienė, ponė Miela Malonė, bet jinai buvo dailininkė. Tai jai buvo primesta tokia, kaip ubagui lazda. Tai jinai vargšė, padėdavo mums nors šiek tiek. Paskui jinai neištvėrė, kažkaip, nežinau, ir dabar niekas nesirūpina. Tai taip negalime nesirūpinti, tokiu baru, kurį mano supratimu žmogaus formavime yra pusė vertis. Pavyzdžiui, aš dar Vilniuje kitsik dirbau, reiškia, man iš Antakalnio mokyklos vienas direktorius sako, klausyk, sako, pas tavį toks Stručinskas yra ar nėra? Yra, sakau, dirba. A jūs žinot, kad jam specialiai direktorius rašo įsakymus, reiškia, už chuliganizmą mokykloj? Sakau, Dieve, o tai ką jis ten pridaro? Ką pridaro? Tai jis, reiškia, sėdi paskutiniam suolėm ir jis sugeba pamokos metu pirmam suolį sėdinčią mergaitį su vėla pririšti prie suolo. Aš sakau, Dieve, koks talentingas vaikas, aš net nežinojau. Tai jie pas mane, kad aš nenormalus, reiškia. Bet tai iš tikrųjų, jis gabus, jis degantis. Kiek jie man pridarydavo su aibių, bet aš tas aibės priimu kaip dovaną, visą gyvenimą atsimenu. Algas apmokėdavo už jų aibės ir taip toliau. Ką aš padarysiu? Bet, oho. Gerbiamas Petrulis, dar vieną pertraukėlę padarome, netrukus sugrįšime į studiją. Laisvosios bangos eteryje laida Teatralų tralai traukia. Likime drauge. Laisvosios bangos eteryje laida Teatralų tralai traukia. Projektas skiriamas teatro metams. Sugrįžtame dar kartelį į studiją ir kalbame su teatrologu, humanitarinių mokslų daktaru, profesoriu Petru Bielskiu apie mėgėjišką teatrą. Prieš laidą aš prisiminiau, kad jaunystėje su dideliu smalsumu ir malonumu važinėdavau iš Kauno į Rumšiškės įklojimo teatrą, Povilo Mataičio ir Dalios Mataitinės. Jūsgi prisiminėte apie vieną būtiną tokio teatro elementą, apie baimę. Kodėl? Baimė yra... Koršunovas kažkada yra prisiminus sakęs, kad teatre yra svarbi baimė. Jis kažkaip, aš neprisimenu taip pažodžiui, kaip jis tą, bet baimė. Reiškia, turi būti rizikos momentas.
Negalima taip atsisėdau patogiai, išmokau tekstą patogiai, sukalbėjau patogiai šiltoje auditorijoje. Histrionizmas buvo visą laiką ant briaunus. Visą laiką buvo ant briaunus. Reikia karaliui vaidinti, tai žiūrėk, reiškia, jeigu tu taip sauptata, reikia karaliui paerzinti, reikia karaliui kažkur biškinėtų užgauti, po to gauti lupti, reiškia, ir visą laiką ant rizikos. Mūsų teatras ir taip pat. Paimkit, sakau, Patkevičaitį bitį, atsiminti, paskaitykit dabar, kaip Evangelijas, o tai tikras teatras, kaip renka žmonės, kaip jie bijo. Viena susirenka žmonės, atvažiuoja iš kelių šimtų kilometrų ir bijo, kad jos čia pat susems ir iš Sibirų ištrems ir jie iki galo neužbaig žiūrėti to vaidinimo. Baimė. Reiškia, visą laiką kažkokia turi įtampa turi būti. Arba ir dabartiniam teatre irgi turi būti įtampa. Ir režisieriai, kuri tas įtampas, tai yra kažkoks neįprastas temas kelia arba neįprastas formas kelia. Ir ta kartelė yra tokia visą laiką pakelta. Jeigu ji nėra pakelta, reiškia, jinai, kaip sako, vakarykštis blynas. Ir aš, Povilas, baisiai įdomiai dirbdavo ir šiaip įdomus žmogus ir Panimataitė, kokias dekoracijas padaro visą šitą. Ir kažkaip mes irgi taip žiūrėjom tą spektaklį, jie buvo padarę, aš dabar neprisimenu pavadinimas, jis buvo senosios lietuviškųjų draustųjų vakarų repertuaras, kostiumai, muzika, viskas dieviškai, gražiai, žiūrim. Ir kažkaip po spektaklio, aš neprisimenu, kaip mes ten sušnekom, reiškia. Ir aš nežinau, kaip pasakyti, reiškia. Aš juntu, kad kažko nėra. Visko yra per akis ir kažko nėra. Ir aš sakau, žinai, Paulai, tu viską padarėjai tobulai, bet baimės neatkūrėjai, baimės, jūs užtikrinti, jūs ramus, jūs viskas gražiai darot. O anų vakarų pagrindinis komponentas buvo baimė. Atvažiavom žiūrėti velnias spąstuose ir patys patekom į spąstus. Va. Ir aš net savo studentams kartais pasakoju apie tokį dalyką, sakau, žinai, jūs koridą matot, tai labai geras pavyzdys. Juk ne vienas ispanas žiūrėdamas koridą nenori, kad Toreadoro bulis sumaitotų. Bet jis būtinai nori, kad atstumas tarp Toreadoro krūtinės ir buliaus rago būtų kuo mažesnis. Kuo mažesnis. Tai kas tas yra? Tai ir rizika, tai ir baimė. Jeigu jis ten per atstumą saka, žioplys, ne Toreadoro. Koridos neįvyko. Matot? Tai teatras, didieji režisieriai, gabėjai režisieriai, jie užprogramuoti yra tuo. Jų kraujuje kažkas yra tokio. Jie eina į provokaciją, visapusiškai į provokaciją. Pavyzdžiui, ne tai, kad sakykime, aš miriau. Jis sugalvoja, kaip miriau. Ir tas kaip yra, visi įsižiūrėjo, Dieve, kaip sugalvoti taip, tai kas tas yra? Irgi, tas yra, tas vidinės baimės toks buvimas yra. Kavolis dar gražiau kažkaip sako, žmogus yra artistas kosmoso teatre. Reiškia, į jį veikia didelis jėgos, didelis, nežinau, vulkanai, potviniai, žaibai, ten, aš nežinau, ten visokios kataklizmus, jam reikia šitam visam išlikti, išbūti, nenukristi nuo skardžio, tada, žiūrėk, tarp demonizmas, vėl, kad jau pasakysim, arba tas pats ragano deginimas, žmonės sukuria, jeigu nėra, tai patys sukuria tas briaunas. Labai dėkuoju Jums už įdomų pasakojimą, pokalbį ir aš linkiu Jums stiprybės, sveikatos, jubiliejiniais metais ir tikėti ir toliau, kad... Padaryk, kad alų galėčiau gerti. Nebegalėjau gerti. Nebegalite. Padaryk viešpatie. Viešpatie padaryk. Tai linkiu, kad Jūsų svajonės dar pildytus ir kad teatru tikėtumėte, kaip ir tikėjot visą savo gyvenimą. Labai. Ačiū Jums, gerbiamas Petrai. Stiprybės. Na gerai. Teatralų tralai traukia. Pokalbėjai apie teatro meną ir ne tik.
Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.